Vyriausias tarnas Finansų ministerija Gintarė Skaistė pristato mums naują nekilnojamo turto mokestį. Klausome? Vidutinis mokestis visoje Lietuvoje būtų 14 eurų per metus. Deklaracijas ir mokėtiną mokestį suformuotų valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojams nereiktų deklaruoti savo turimo turto, tiesiog iš registrų centrų būtų paimami duomenys, suformuojama deklaracija. Porą pastebėjimų. Vienas bendras, o kitas tiesiogiai mūsų vyriausiai tarnautojai. Pirmas dalykas. Konstitucijoje aiškiai parašyta, kad asmens turtas yra neliečiamas. Tai šitą konstantą apibrėžia, nėra kažkokia siaura, jinai labai plati yra. Tai reiškia neliečiamas nei kad gali kažkas turtą atimti iš žmogaus, nei kad valstybė gali kėsintis į tą turtą, jį apmokestinant, tokiu būdu atimant tą turtą ar to turto vertę. Ir antras, čia jums Gintarė, tai noriu priminti, kai sugalvojat kokį mokestį, informuokite visuomenę apie to mokesčio paskirtį, naudą, tiek finansinę, tiek socialinę. Tada kam tas mokestis tarnaus, kiek surinks pinigų, kur tie pinigai bus panaudoti, kiek galima tiesiog sugalvojus užkrauti tą mokestinę naštą ant visų galvos. Mes nesilai esam. Tai jeigu mokestį sugalvojat savo ir savo partijai pamaitinti, taip ir sakykite. Bet čia yra ne tik antikonstituciška, bet ir neteisėta.